Sveiki visi, su jumis MJ Taro ir šiandien bus būrimukas skirtas šauliams. Kokia bus jums šių metų vasara 2024. Ir pradėsim taip. Kokia bus šių metų vasara šauliam? Darbas, finansai, meilė, santykiai, artimieji bei draugai, nuotaikos kokios bus šią vasarą. Kas nustebins jūs šauliai šią vasarą? Ir paimsiu kitą kaladą. Šių metų vasara 2024 šauliam. Kas įvyks šią vasarą šauliams darbe, finansuose, meilėje bei santykiuose, artimieji bei draugai, kokios bus nuotaikos pas šauliukus šią vasarą ir kas nustebins šauliukus šią vasarą. Ir dar viena kaladė. Darbas bei finansai šauliams šią vasarą. Meilė bei santykiai šauliams, atsiprašau, šią vasarą. Taip, artimieji bei draugai. Kas įvyks šauliams šią vasarą? Kokios bus nuotaikos pas šauliukus šią vasarą? Ir kas nustebins? Šių metų vasaros pamoka šauliams kokia yra? Šių metų vasaros pamoka šauliams. Gerai, šitos patrauksim į šoniuką ir važiuosim su darbu bei finansais šauliam. Nusimato nauji būdai uždirbti pinigus. Ir tame procese jūs labai dvejosit. Galbūt, pavyzdžiui, gausit naują darbo pasiūlymą, tačiau svarstysit, ar čia verta palikti dabartinį darbą. Galbūt norėsit pradėti kokį projektą, bet svarstysit,
kaip čia ką geriau padaryti, kad geriau išeitų, kada startuoti, kaip startuoti, ką daryti su dabartinė situacija darbe, kaip viską suderinti. Ir tame procese gali imti emocijos viršų kartais. Bendrai atrodo viskas gan finansiškai tvirtai, jeigu tai bus kažkoks naujas projektas ar naujas darbo pasiūlymas, tai jisai turėtų būti iš finansinės pusės kaip ir geras. Čia nesimato kažkokių tai finansinių blogumų. Tai pasižiūrėsim dar, apie ką yra tas taurių tūzas, tos emocijos, kodėl jos čia. Na tai bus tas bandymas išbalansuoti tarp, nenorėčiau sakyti kažkokio tai gėrio ar blogio, čia ne apie tai, čia labiau apie tai, kad galbūt noriu pinigus išleisti kažkokiom tai pramogom, skirti tam laiko visų pirma savo, sakykime, kažkokiom tai pramogom, bet iš kitos pusės lik ir ne, lik ir, o gal nereikia. Gal kažkas manęs dėl to nesupras, gal reiktų taip įsižeminti ir tos pinigėlius taip tarsi įžeminti. Ir tos kažkokios tai pramogos ar tiesiog tai, kam jūs norėsit išleisti pinigėlius, šią vasarą gali būti ne visai suprasta aplinkinių. Ir jausmiškai jūs, sakote, savo darbinę sferą, tos savo finansus, kur ir kaip jūs dėsit pinigėlius, labai išjausit ir kreipsit dėmesio, ką sako kiti. Gerai, toliau važiuojam su, šitą pasidėsim į šoną, su meile bei santykiais. Meilė bei santykiai. Gali būti, kad kažkam tai jaučiat tokią priklausomybę. Čia nebūtinai visi, kurie žiūrit, nes čia bendrinis kortų skaitimas, tai vieni gali jausti priklausomybę kažkokiam tai, pavyzdžiui, žmogui, kitiems gali būti, kad santykiuose lys kažkokios tai baimės ir traumos praeities. Ir tokios, kurios yra giliai gan įsišaknijusios. Galbūt iš vaikystės, galbūt iš auklėjimo. Vėlgi, čia toksai yra nuotaikų šokinėjimas tarp baimės ir kažkokių tai konfliktų bei gynimosi ir džiugių nuotaikų. Pasižiūrėkim, o kodėl čia reikia gintis meilei ir santykiuose. Nežinau, ar jūs girdit, bet pas mane dažnai lėktuvai skraido virš mano namą, tai tikiuosi tai netrukdo, nes čia kartais to tokį momentą išlaukti, kada neskraidys, būna gan sudėtinga. Niekada nežinai, kada praskris. Kaip įdomu. Kol kas man taip atrodo, kad jūsų partneris, pavyzdžiui, gali tam tikrą prasme kėsintis į jūsų laisvę. Gali norėti jūs, pavyzdžiui,
apriboti kažkur. Ir čia gali kilti konfliktų ir jūs norėsit gintis. Nenorėsit pasiduoti šitam norui jūs apriboti. Jūs norėsit savęs pasilikti savo daugiau. Jeigu jūs esat vieniši, galbūt atsiras žmogus, kuris iš jūsų reikalaus, kaip jums pasirodys, per daug dėmesio. O jūs sakysit, ne, aš noriu ten ir ten šiandien būti su galbūt, nežinau, kokia draugė išeiti, galbūt aš noriu viena arba vienas kažkur išvažiuoti. Ir vat jausis toks susierzinimas, tokia trintis šiek tiek. Taip, kas esat santykiuose, vėlgi, jūsų antroji pusė kėsinsis į jūsų va tą tokią laisvę. Ir čia gali būti konfliktų. Gerai. Žiūrėkim toliau artimieji bei draugai, kokios bus čia nuotaikos ir kas įvyks. Kai kurie iš jūsų galite praplėsti šią vasarą artimųjų bei draugų ratą. Galbūt atsiras kažkokie tai giminaičiai, kurių iki šiol dar nepažinojot. Galbūt atsiras nauji draugai. Ir tas bendravimas su artimaisiais bei draugais, jisai bus be galo malonus šią vasarą. Norėsis būti kartu, norėsis bendrauti, netgi galbūt bendradarbiauti. Ir dabar tai pagalvojau, kad tikrai galbūt būtent šitą jūsų laisvę norės apriboti jūsų partneris. Ar vietoj to, kad naujam partneriui skiria laiką, kaip jau ir minėjau, labiau norėsit gal susitikti su kokia draugė ar tai pusseserė. Ir va čia bus meiliai tokie vat apribojimai, norėsius apriboti. Nes tikrai su artimaisiais bei draugais, tai čia bus daug gražaus laiko praleista kartu ir su tokiu netgi ūpu, norėčiau pasakyti. Jum artimieji bei draugai atneš labai malonius prisiminimus. Ir galbūt, pavyzdžiui, sutiksit kokią vaikystės draugę ir nuspręsit nuveikti kažką tai tokio, ką vaikystėje veikėt kartu. Tokia labai miela iš tikrųjų emocija. Ir jie padės jums savotiškai įsižeminti. Įsižeminti aš neku ta prasme, kad vat tai, kai jūs, pavyzdžiui, uždirbsit finansiškai, jūs su tokiu malonumu išleisit. Ir nieko savo negailėsit. Tos gerybės materialios, ar tai būtų kažkokie daiktai nupirkti, ar tai būtų kažkokios tai bendros vaišės su artimaisiais bei draugais tame tarpe, jūs labai džiugins. Na, iš tiesų, labai mielos tokios emocijos. Ir vis tik tame bendravime jūs mokinsitės balansuoti. Antrą kartą iškrenta 2 pentakliai. Jūs mokinsitės balansuoti tarp darbo ir bendravimo su to, ko jūs norit bendrauti. Mokinsitės balansuoti tarp ten, kur aš turiu būti ir ten, kur aš noriu būti. Ir vat šitą darbą, šitą mokinimosi procesą jums padės atlikti artimieji bei draugai. Ir dar jie padės pajusti, kaip save padaryti karalienę arba karalium.
Jūs pajusit, kad jūs galite leisti savo iš finansinės pusės daug ir tai jums labai patiks. Nuotaikos. Kokios bus nuotaikos šauliukam? Nuotaikos bus tokios, kad su užsidegimu norėsis daryti pokytį gyvenime, norėsis kažko naujo, tačiau galit iki galo nežinoti, o kaip man tą naują padaryti. Bet užsidegimas čia bus labai labai eiti į priekį, keisti gyvenimą. Kodėl čia yra tos 4 taurės? Na taip, norėsis daryti tą pokytį su užsidegimu į gerą savo gyvenime. Tačiau ta galva skaudės dėl to, kad jūs, tiesiog labai svarstysit, iš karto nesuprasit, kaip man padaryti, kad tas pokytis gyvenime nebūtų kažkoks tai staigus ir šokiruojantis, kad jis būtų man priimtinas ir teisingas. Kaip padaryti tą pokytį, kad nebūtų disbalanso, kad nebūtų kažkam blogai nuo to mano pokyčio, kad būtų ir man gerai, ir kitiem gerai, ir kad viskas būtų komfortiškai. Tai va tokios bus nuotaikos. Su užsidegimu daryti pokytį gyvenime, besvarstant ir beieškant būdų, o kaip man tai padaryti. Tai ir norisi pasakyti, kad ir nuotaikytės čia šiek tiek pašokinės. Iš viso man toks jausmas, kad jūs šią vasarą būsite tokie spirgantis labai, tokia grinai energetika, kad ir čia noriu būti, ir čia noriu būti, ir čia fainai, čia kažkas biški gal bando mane apriboti, susierzinu, bet toliau einu ten, kur fainai. Ir tokios energetikos. Nežinau, manęs visai mielas iš tikrųjų. Kas nustebins? Pasidėsim. Nustebinsiu jūs į stiprybę. Tai prie nustebimo 2 žvaigždės iškrito. Tai gali išsipildyti jūsų tam tikros svajonės. Iš vienos pusės jūs nesėdėsit ir nelauksit, kad man čia turėtų dabar kažkas gero įvykti, turėtų mano noras tapti realybė, bet aš sėdžiu ir nieko nedarau. Ne. Čia bus taip, kad jūs stengsitės veikti, daryti, judėsit, bus daug veiklos ir visa kita. Ir jūs keliausit link savo norų, bet vis tiek jūs nustebins tai, kad galbūt tas jūsų noras kažkoks įsipildys anksčiau, negu jūs planavot, arba kažkokiais kitokiais keliukais jisai pas jūs ateis. Bet kažkas, ko jūs labai norit, taps realybė. Ir tai vis tik bus toks wow faktors šią vasarą. Kas dar nustebins, kad kažkokie įvykiai vėlgi jie gali pakreipti į gerą pusę taip netikėtai. Išeitis iš padėties jinai gali atsirasti taip labai lengva. Ne visiems, bet kai kuriem gali būti, kad kažkokias tai išeitis labai natūraliai pasiūlys artimieji bei draugai. Ir tai sukels nuostabą, nes
vau, kaip aš iki tol šitos galimybės nemačiau. Šiaip labai, labai mielas man šitas kortų metimas. Aš labai džiaugiuosi iš jūsų, šauliai. Tikiuosi, kad viskas, kas geriausia čia buvo pasakyta, kad įsipildys. Nes vėlgi, dar kartą primenu, čia yra bendrinis kortų būrimas, tai nėra asmeninis. Bet labai, labai tikiuosi, kad ir tas svajonės taps realybė, ir ta tokia miela spraksinti energija, jinai niekur nedengs. Eiti, veikti, daryti. Ir kokia pamoka jums? Jūs ne vieni. Jūs ne vieni, izoliacija, fizinis ryšys, bendruomenė ir vidinė išmintis, tokia gili išmintis. Ši korta ragina nesizoliuoti ir fiziškai susitikti su artimaisiais bei draugais, su ta jum miela bendruomenė. Nesirašinėti, neskambinti, o tiesiog susitikti, bendrauti ir dalinti savo išmintim. Net jeigu pradžiai kažkokie tai pokalbiai atrodys apie nieką ir visą kitą, nesvarbu, labai tikėtinai, kad jie pakryps gilesnę linkme ir jūs iš to bendravimo gausite tikrai daug. Iš tikrųjų toks labai gražus apibendrinimas, nes jau ir buvau minėjus, kad nelabai norėsi santykiuose skirti laiko tokiam paviršutiniškam pokalbiam, jeigu, pavyzdžiui, mes šnekam apie naujų žmonių atėjimą, jūs mieliau rinksitės artimuosius bei draugus. Ir čia vėlgi buvo daug tūzų, tai tikrai dar susijus su orakulinė korta, tikrai galiu pasakyti, kad gausite tų tokių perliukų tame bendravime. Perliukų, kurie nustebins, kurie įkvėps. Tik nesizoliuokit, būkit savo mieloje bendruomenėje. Tai va, šauliai. Iš tikrųjų, čia man su tokiais gan trikdžiais išėjo filmavimas. Bet vis tik labai, labai mielos energijos. Tai va, linkiu gerai jums išbalansuoti. Jausmų bei darbo ir sėkmės ir iki.